Esu Gražvydas Sidiniauskas, man 19 metų, be galo mėgstu muziką. Būdamas 4 klasėje šokau iš 8 metrų aukščio nuo tramplino į vandenį ir atsitrenkiau į panėrusio žmogaus galvą. Atšoko tinklainė, vėliau turėjau operaciją ir dabar matau minimaliai, bet su to susitaikiau, nes galbūt neturėdamas aš šitos problemos, galbūt nebūčiau pradėjęs dainuoti. Praėjus metams po įvykio Gražvydas pradėjo groti saksofonu, dar po kelerių fortepijonu. Neseniai Gražvydas pradėjo dainuoti savo kūrybos dainas. Apie savo šeimą vaikinas nekalba. Šiandien artimiausi Gražvydo žmonės, jo talentą atradusi Elena ir pasaulyje garsus smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekeris, kuris padeda šį talentą puoselėti. Nesakyk! Ir įkvėpk, nes trūksta intencijos. Žinai, kai trūksta, dar kada prieš tai paim? Man šeima yra ne tik tai žmonės susiję kraujo ir DNR grupėmis, bet dvasiniais dalykais. Man yra mano dukrelės ir sūneliai, mano mokiniai, studentai. Tai mes ir juokiamės, va, Elena yra kas mūsų? Mama. Mama, va, o aš tėtė. Tai, žodžiu, mama rūpinasi visais mamiškais klausimais, o aš visais tėtiškais. Nu tai va taip susirenkam, šį čia pagrainam, padainuojam, pasiklausom vieni kitų, jie pragroja vieni kitiems, tai yra įdomu. Ir kai groju muziką, man prieš akis atsiveria kažkoks kitoks pasaulis, kita nuotaika ir jaučiu aš tą, pajuntu aš tą didelę erdvę. Ir aš atrodo joje skęstu ir joje skraidau. Man tai labai malonus jausmas. Matau tik 7 procentus, bet girdžiu 1000. Todėl galiu išskaidyti natomis kiekvieną uodo zvimbimą ir kiekvieną perkūno trenksmą. 2 minutės šlovės tai mano pradžia. Tikiuosi tokiu būdu susirasti daugiau draugų. Ir mano tikslas įrodyti tai, kad nematantys žmonės yra lygiai tokia pat kaip ir visi. Malasis. Tu pažiūrėk tam, kad visi tave pamatytų. Aukštas, gražus, fain, gerai.